Brangieji, antrajam skaitinyje įspūdingas Švento Apaštalo Pauliaus liudijimas apie Kristaus pažinimo vertę žmogaus gyvenime. Jeigu skaitytume tekstą šiek tiek anksčiau, tai jisai išvardina savo nuopelnus, savo kilmę, savo pasiekimus, sakydamas, kad tiek daug viešpats man davė įvairių dalykų, kurie pasaulio prasme yra nuostabus: išsilavinimas, aukšta kilmė, pilietybė Romėnų imperijos. Viskas mano rankose, viskas mano gyvenime yra, galėtume sakyti, apstu. Ir vis dėlto visą tai aš laikau sąšlavomis palyginus su mano viešpaties Jėzaus pažinimo didybė. Ten žodis dar stipresnis pavartotas, kuris kalba, kad viskas, ką mes gyvenime pasiekėm, kokius titulus, laipsnius, turtus, santykius, pasiekimus turim, nežiūrint kokie mūsų dosie CV, galbūt su 10 lapų įvairiausių pasiekimų, jeigu lyginam tai su viešpaties pažinimu, visa tai yra dulkės ir pelenai. O viešpaties pažinimas mums lemia gyvenimo kokybę čia, šioje žemėje ir amžinybę, kurie ateina. Kas gali pasiūlyti daugiau, imkit užsimerkę. Niekas šiame pasaulyje nėra daugiau pasiūlęs negu tas mokytojas iš Nazareto, kurį mes esame taip pat įsimylėję, nes per kartų kartas ateina meilės istorijos pasakojimas. Ir kai mes jį paskaitėm, mes ir susižavėjom. Aš ir norėčiau toks būti. Aš ir norėčiau, kad taip galėtų atrodyti pasaulis. Ir aš taip pat įsivaizduoju Dievą, kad jis yra toks mylintis, kokį Jėzus mums parodė šiandien Evangelijos situacijoje, kuri iš tikrųjų buvo jam išbandymas. Tai buvo neįtikėtinai spąstai, į kuriuos nekartą Jėzus yra patekęs dėl fariziejų trokštamo pagavimo jo kalboje, kad jis kažkaip būtų sukompromituotas, pažemintas ir kad žmonėse prarastų autoritetą. Ta moteris, kuri buvo atvesta svetimavusi, iš tikrųjų Jėzui buvo pristatyta ne dėl to, kad jie norėtų įvykdyti teisingumą galop, bet kaip jis reaguos ir ką jis atsakys. Juk nėra gero atsakymo. Jeigu pasmerksi mirčiai, susipriešinsi su Romos imperijos įstatymu, kur nevalia niekam be Romos imperatoriaus galios kitą žudyti mirtimi. Jeigu to nedarysi, išduosi Mozės įstatymą, kuris buvo toksai, kad būtent leido fariziejams šitą pasmerkimą ištarti, tai ką daryti, kaip elgtis, ką atsakyti. Ir tada Jėzus suspindi savo dievišką galią ir išmintimi. Dėl to mes jį laikome tuo, kurio rankose pažinimas, gyvybės ir mirties raktai, kuris taria paskutinį žodį, nes jis turi galią interpretuoti patį įstatymą, netgi jeigu jisai yra iš švento rašto. Jis kalba apie meilės įstatymą, kuris pranoksta bet kokią kitą įstatymo raidę, kuri būtų net paskelbta garsiai iškilmingai penkiaknygiai. Jis gali įstatymą aiškinti kaip tas, kuris jį išleidžia, kaip tas, kuris yra jo autorius. Ir šiandien mes matom nuostabų viešpaties gailestingumo ir tuo pačiu teisingumo pasireiškimą, kuris sudera. Apie tokį pažinimą įstatymo
ir tos įstatymo dvasios kalba apaštalas Paulius sakydamas, kad šitas pažinimas yra pats stipriausias, kokį žmogus gali įgyti per Dievo malonę, jeigu jis jai atsiveria. Jėzus nenuolaidžiavo šitai moteriai. Nesakė, kad viskas gerai, ką čia, nesijaudinkit, gyvenimas eina, nekreipkit dėmesio. Ne, jis sakė, eik ir daugiau nenusidėk, taigi statymą įvykdė. Bet tai, ką siūlė fariziejai, jisai paskelbė, kad tai yra vaistai baisesni už pačią ligą. Tai žmogaus žudimas, neduodant jam galimybės atsiversti, pažinti, pagaliau pamilti patį Dievą. Štai dėl ko visas Senasis testamentas turi būti interpretuojamas per Jėzaus prizmę, per jo pažinimą. Mes kartais skaitome Senąjį testamentą ir įsigastame, ką mes ten skaitome. Viešpatie, tu sakei žmonę žudyti, ką tu juokauji. Ir vis dėlto tai nepilnas pažinimas. Jėzus yra tas, kuris atbaigė švento rašto mums duodamą žinią apie Dievą, mylintį tėvą, kurio rankose yra sprendimas ir niekas negali apie kitą kalbėti, teisdamas jį, nes tas kiekvienas iš mūsų yra, kaip žinia, nusidėjėlis. Ne, kiekvienas iš mūsų, brangieji, turime pagundą kaltinti kitą. Pabandykit sąžinės sąskaitą vakare atlikti maždaug su tokia užduotimi. Ar aš šiandien nieko nekaltinau? Pasižiūrėkit, kaip seksis. Pasirodo, kiekvieną dieną yra medžiagos, įsivaizduojat? Nežinau, kaip jums, dėja, randu ir Viešpatie pasigailėk. Jis buvo teisus. Įsiritink rastą iš akies, tada žiūrėk į krislą savo brolio akį. Čia, brangieji, apie tą išmintį, kurią Paulius didžiuojasi pažinęs. Galbūt jau yra, kada girdėta tas mano pasakojimas, kurį mane labai sujaudino ir galėčiau sakyti, paliudijo tą meilės galę, kokia jinai stipri, kaip praktikuojama. Tik pašventintas kunigu, pirmasis mėnuo buvo Dainavos stovykla Amerikoje, ateitininkų vasaros akademija. Ir štai prieina viena iš moterų, tėvų vaikų ir nusiskundžia savojų gyvenimu, sakydama, mano gyvenimas sugriuvo. Mes buvome graži, laiminga ir pasiturinti šeima. Ir staiga atsitiko kažkas netikėto. Mano vyras pradėjo lošti, įsitraukė į lošimus tokiu laipsniu, kad mes tiesiog likome dabar visi gatvėj, o jis pats turėjo sėsti į kalėjimą. Jinai pasakojo visą valandą verkdama, kiek daug prarasta, kiek daug yra įsiskolinta ir koks nusikaltimas padarytas vyro darbovietėje, kuris pradėjo grobstyti pinigus. Ir tada aiškiai jos buvo lūkestis, kad aš ištarsiu, tu žinai ką, skirkis, viskas baigta, jis gali būti, kaip čia pasakius, pavojingas šeimai, vaikams ir geriau laikyti atstumą. Ta pagunda buvo. Bet pagalvojau dar apie kitą variantą, kuris galbūt dar gali būti tas šiaudas, kurio griebtis galbūt dar galima būtų. Sakau, nueikit jį aplankyti kalėjimą. Jinai net apsiverkė, sako, jūs manęs nesupratot. Ką aš jam sakysiu? Kaip aš jį pažiūrėsiu? Sakau, nueikit ir nieko nesakykit, nes jeigu pradėsit kalbėti, mažai nepasirodys. Gali net laikyti. Nieko nesakykit.
Išsiskyrėm su tokia nuotaika, kad kažką bandėm kalbėtis, aš kažką norėjau pasakyti, liguosti, nedrįsau sakyti, viskas baigta, skirkis, kitais žodžiais tariant, baigėsi pokalbis ir atrodė, kad viskas baigta ir štai po berods 7 metų vėl sutikau tą moterį, kuri prisistatė, aš jos nepažinau. Ir tada jinai sako, žinai ką, jūs manęs nepažįstat, net galbūt neprisimenat, bet aš noriu papasakot mūsų šeimos istoriją, kuri pasirodo pasisuko netikėtą linkme, kai ji visgi nuėjo į kalėjimą ir aplankė savo vyrą ir nieko nesakė. Tik aplankė. Vėl pasakojimas, vėl trumpai istorijai kalbant, tas žmogus atsiverčia, jis išeina iš įkalinimo įstaigos, grįžta į šeimą, į darbus ir staiga prasideda nauja istorija, kuri sutvirtino tą šeimą labiau negu jie buvo arčiau viens kito, nei tada, kai buvo prieš tai. Tai galia, kuri ne iš šio pasaulio. Šita galia žmogui neįmanoma. Ji beveik skandalinga. Atleisti tokiu būdu ir taip mylėti beveik beprotybė. Ir tą galim mes pajusti kiekvieną savo gyvenime ir savo sėkmėse ir nesėkmėse. Ir mums dažnai trūksta tokios galios. Bet vis dėlto apie tą galę Jėzus kalba kaip realią, kaip įmanoma, kaip tą, kurią turiu praktikuoti ir jeigu nepasisekė, bandyti iš naujo. Dievas specializuojasi žmonėms duodamas naują šansą, švarę pradžią. Iš čia kyla mūsų džiaugsmas, kad nežiūrint, kas įvyko, kokie dalykai atsitiko, brėžiam brūkšnį, nauja pradžia, einu į priekį. Iš čia viltis, iš čia paguoda, kad Dievas nepalieka ir jis visada manim tiki, viliasi, nežino, kad sukūrė mane tobulą. Būkite tobuli, kaip ir dangiškasis tėvas yra tobulas. A tu juokauji viešpatie, a tu susiruosi mušę erzinti su šitoms tobulumo atseit jau įsivaizduojat tobulas. Duok Dieve čia įstenėt žemėje vieną kitą gerą darbą, o šiaip tai čia tik tai nuodėmės ir praradimai. Tobulas dar. Ir vis dėlto, brangieji, šita kartelė yra. Būkite tokie. Ir mums, aišku, jinai yra iššūkis, bet kartu ir didžiulė viltis, kad jis taip į mus žiūri. Tokias galimybės mes turim. Tokios pajėgos mumyse veikia. Tai čia ta galia, kur kalnus kilnoja. Čia ta galia, kuri ne iš šio pasaulio. Apie ją Jėzus kalba šiandienos Evangelijoje, rodydamas pavyzdį, kad įstatymas yra svarbus, bet dar svarbesnė jo dvasia, kurie apibrėžiama meilė. Įstatymas be meilės yra nuožmus, o kartais ir žiaurus, o su meilė jis išpildo tai, ką Viešpats mums padovanojo kaip pažinimą, kaip nuostabų Dievo artumo jausmą, kad ir mes galime suprasti, ką Kūrėjas norėjo perduoti iš kartos į kartą iki mūsų laiko ir kokią galią padovanojo, kuri nepražus net ir su mirties momentu. Ja nešamės į amžinybę, ją dabar kultivuojam ir ją meldžiam, sakydami, ateik Viešpatie Jėzau, nuženk šventoji dvasia, ateik paguodos, stiprybės ir meilės dvasia. Amen.